Gruodį vidutinė elektros kaina Nord Pool Spot biržos Lietuvos prekybos zonoje neviršijo 13 centų už kilovatvalandę, o gruodžio 25-ąją net pasiekė žemiausią metų ribą 9,20 cento. Ta diena pirmą kartą nuo biržos veiklos pradžios visose Baltijos regiono šalių ir prekybos zonose užfiksuota vienoda energijos kaina. Litgrid specialistai šios pokyčius sieja su didesniu energijos importu iš šiaurės šalių. Daugiausiai tai įtakojo, kad atsirado antroji jungtis tarp Estijos ir Suomijos. Ir dėl to viso Baltijos regiono kainos labai priartėjo prie skandinaviškų kainų. Aišku, statistiškai, jeigu žiūrėti vidurkius, tai Skandinavijos kainos yra dažniausiai mažiausios visoje Europoje. Ir be abejo būna tų šuolių žiemą, kai yra didesnis poreikis, šaltesnis oras, bet taip pat yra ir labai mažų kainų sezonai, kai yra daug vandens, kai yra daug vėjo, kai yra tų resursų pakankamai, mažesnė paklausa, tai tos kainos yra gana žemos. Anot Litgrid specialistų biržos kaina sunkiai prognozuojama, tačiau šiemet, ko gero, neturėtų kartotis pernykščio rudens kainų šuoliai, kai tiekėjai ir didieji vartotojai elektrą biržoje pirko gerokai brangiau nei vidutinė kaina. Vartotojų atstovai abejoja, ar didesnis skandinaviškos elektros srautas garantuos lietuviams stabilesnės kainas. Esą tiekėjai šiemet jau apsidraudė ir kainas padidino ir sutarčių terminus sutrumpino. Dabar tiekėjai yra gerokai išsigandę. Jie per tą mėnesį net gavo, ką buvo praradę. Kiek žinom iš tų, kurie perka, didieji vartotojai, jie kalba apie tai, kad 2, 3, gal net 4 centais pabrango. Vienas dalykas. Antras dalykas, tiekėjai bijo sudaryti ilgalaikės jau visiems metams, kalba apie pusę metų. Kiti sako, netgi tik 3 mėnesius sudarinėja sutartis. Tačiau ekspertas pripažįsta, po ilgesnio laiko Lietuva pajus žemų skandinaviškos elektros kainų poveikį, ypač kai su šiaurės šalimis mūsų jungs kita elektros jungtis į Švediją Nordbalt. Tuomet elektros kainos kur kas mažiau priklausys nuo tiekimo iš Rusijos svyravimų. Pernai elektra šiaurės šalių biržoje, kuria priklauso ir Lietuva, kainavo 5% brangiau nei užpernai. Lietuvos prekybos zonoje elektros kaina buvo maždaug 10% didesnė negu 2012-aisiais.